Turiu klausimą. Kuo 400 metų tarybinės armijos įvedimas į Lietuvą skiriasi nuo dabartinės Vokietijos armijos įvedimą į Lietuvą arba dislokavimą Lietuvoje? Įsivaizduoju žuvičių reakciją, kai tu durniau nieko nesupranti. Tai paaiškinkit man, koks yra skirtumas. Sakys, tai mes dabar patys prašėm. A tada įtariu irgi, jeigu pažiūrėtumėm atidžiai istorijos archyvus, manau, irgi rastumėm įdomių dokumentų. Tada kažkas, tai tada trėmė žmonės. A dabar kiek lietuvaičių yra ištremta į vakarus? Kiek dešimčių, šimtų tūkstančių jau toje pačioje Vokietijoje lietuvaičių gyvena? Tavarsime priešo teritorijoje, Anglijoje, Norvegijoje. Sakys, nesupranta, taigi čia emigracija. Žiūrėkit, pasikeitė laikai, praėjo beveik 100 metų. Tie, kas sėdė viršui, padarė gudriau. Padarė savanaudę, savanori trėmimą. Pažiūrėkit apklausas tautiečių, kurie gyvena užsienį, beveik 70% norėtų grįžti į Lietuvą. Tai kas tai, jeigu ne tremtis? Tik tai dabartinė, naujoje formoje. Anksčiau vergus laikydavo pririšti už rankų ir kojų. Dabar jūs visi vergai savo telefono, savo darbų ir dolerio su euru. Yra skirtumas tarp šitų vergyšių. Taip, šita tvirtesnė. Anksčiau galėjai nusimti nuo rankų kojų ir jeigu pastovi nebuvo ištatuiruota, tarp kitko, jūs patys tatuiruojatės ir žymitės, kad jūs esat vergai, vagys ir banditai. Arba gyvuliai. Tokia yra istorija, bet čia atskirą video mes padarysime apie tatuiruotės. Taip pat. Ir žinot, koks skirtumas? 400 metais mums bent jau Vilniaus kraštas buvo grąžintas. Jūs daugumą net nežinot, kas tai buvo okupuotas. Akieno, blembački, ne Ruskia, Lenkas. Lenkas okupavo Vilniaus kraštą. Dėl ko mes iki šiol Lenko nevadinam okupantais, nes jie buvo okupavę Vilniaus kraštą. Tai vat, paaiškinkite man žmonės, žuvytės ir pratingieji kurmiai. Koks skirtumas? Aš nenustepsiu, jeigu po 20-30 metų šitas Lietuvos laikotarpis nuo 2004 metų skaitysis ir kaip okupacija Europos. Nes nėra jokio skirtumo tarp mūsų buvimo Tarybų sąjungoje ir buvimo Europos sąjungoje. Absoliučiai jokio skirtumo. Ir ten mes įstojom savo noriu, ir ten mes armijas pasikvietėm. Apie tai aš padarysiu ilgesnį video. Taip pat, mėlyje, rašykit, kuo skiriasi anas Tarybų armijos įvedimas 400 metais ir dabar vokiečių armijos įvedimas. Aš dėlių skirtumų nematau. Istorija kartojasi. Istorija gera, prostitutė. Kas moka, tam ir pasisuka. Ta pusė, už kurią buvo sumokėta. Bet kokiu atveju, ką jūs be parašytumėt ar nerašytumėt, tu nuostabus. Tikiuosi, toks ir išliksi. Iki.